Labą dieną. Užsipilnam degalų ir lekiam. Čiūs. Ai, va ten Antanas. Ten Antanas. Pirštais nemandagu rodė. Aš kamerai. Ai, ponas Antanas. Ant vienkės. Kadangi gero gravelio už miesto nėra, tai varinsim Minsko plentu. Kokią dieną bet jau galvoju. Aš ten žinai, tik atvažiuoju. Galvoju, tik Nerealiai, wow! Žiūri! Man atrodo stumia! Gerai prasipūtėm Minsko plente. Kem 5, kaip priklauso. Ataka. Stabdį paspaust ar pabėgi. Kuri? Deginam kojytės. Oho. Sveikas, Lukai. Aba. Nu ką, ate Minsko plentas. Gaivina. O. Atšūko visi, blemba. Ko darai? Mėdė dirba. Pats gražus posakis buvo, žinai, gal neina, nesužaidau. Tadu, push. Atsipraš? That's good. Laidotuvės. Tai situacija tokia. Nuvažiuota jau 22. Vienu metu jau buvau, blemba, pradėjęs degti. Biški buvo too much. Bet po to kažkaip tai grupė susilygiavo ir viskas kaip ir normaliai, tai judam toliau. Aišku. Žodžiu, situacija tokia, kad 23, beveik 24 kilometras čia nuo starto vietos ir jau viskas. Greitis 32 Jo. ir pirmą kartą šiais metais 32, nors ir su graveliu, nors ir paruoštų. Nu ne, dar ne. Po mėnesio. Man irgi kaip pirmam išvažiavimui per daug ir šiaip karštą norisi sustoti nusirengti. Jo, pajauskim tą malonumą pavasarį. Jo, šitą gamtą. Prie savęs arčiau prisitraukti norisi. Pasiklausyti paukščiukų čiulbėjimo, o ne tik tunelyje skristi. Tai va, biškį atsipučiam ir pabaigsim šitą trasą ramiai. Jo.
Visai kitas jausmas, bestriukas iškart taip gaiviau, maloniau. Ai, žinokit, mes nusprendėm malonumą turėti. Jo. Tai pirmas sakė. 100. Jie nusprendė jos vyktis. Tai atsuks. Pašyviš. Medininkai. $30 kilometrų. Kaip nuotaikos? Puikios. Dar kokias. Aišku, atsilikom nuo kitų, bet sakau, norisi pasigrožėti, va, praktiškai dingstanti žiema aplinkui. Laukai, vasara, viską. Važiuojam ant 3 zonos dabar, bent jau pagal mane. Pas mane irgi 3 zona. Tai visiškai daugiau ir nereikia, ta prasme, užtenka tų 25 greičio, nėra čia kur spąsti. Jo. Let's go. Jėga. Žiauriai geras. Reikia dairytis mašinų. Radarų neturim kol kas. Tai visi kaziuko būgiai, tai žinok, ramu. Užsidirbsim ant radarų, užsivažinėsim. Kaip sakė ant gravel vadovas Antanas Ysas, kuo daugiau mini, tuo dviratis pigesnis. Tai va, tą ir darom. Piginam dviratį. Sakyčiau, labai gerai žodžiai. Na taip. Kai nusileidimas laukia. Let's go, baby. Apsigavo, mums nusileidimo nebus, nes posūkis. Ai, nu gal ir gerai, nes būtume mėšliais patapę tenais. Iš pagreičio. Į kalnę. Žiauriai faina leistis, ane? Nu bet nieko, reikia ir kalną biškį papušinti. Biškį pabusti iš to žiemos miego. Kanapinis lašininį atidaužė. Reikia mums dabar atidaužyti. Oi, toks gražus kelias. Žiemą gal nelabai norėtų ten važiuoti, bet vasarą tai vau, kalną. Žodžiu, mašinų absoliučiai nėra. Nežinau, kiek jau laiko varom dviese. Visiškai tuščiam beveik kely. Ramiai. Žodžiu, fantastika. Užkalnės gatvė. Ok, gera gatvė. Bet dabar smagu matyt nuokalnę. Kaip baltumo pievas.
Nu ką, leidžiame žemyn. Ui! Darom pit stopą. Vis tiek čia jau nelaimėsim šitų lenktynių. Tai einam gal kokios kavos, arbatos. O, bet tai kai gerai saulutė šildo. Taip, kompas. Reikia pasišildyti saulytį. Kompas rodo laiko lauko temperatūrą. O čia turi kavos įdomu? Manau, kad turi. Pažiūrėk, jeigu neturi, važiuojam tada. Labą dieną. Sveiki. Kavos turite? А есть кофе у вас? О, matau. Kavos atėjo. Labą dieną. Kavos duosit? Jeigu labai norim. Labai norim. Cheers. Cheers. Neskubam niekur. Visiškai chill. Saulytės pasišildom. Gėliukų pašėmiau porą. Kiek čia mes turim? Na, jau 42. Tai dar plius nuo namų, jau bus kem 4. Nu, situacija tokia, kad jau jaučias, kad kojas neparuoštas. Antikalnių raumenukai dega. Mano aero šalmas kol kas dar nepasiteisino. Šikna irgi jaučias, kad nepritrinta naujam sezonui. Tai truputėlį vargstu. Nieko nepadarysi. Tokios tos sezono pradžios. Bet nieko. Išsikočiosim ir bus lengviau. O dabar mes turim 48 beveik kilometrus. Tai varam toliau. Dega kojos. Pabandykim 2-7 pakelt vidutinį ir bus labai gerai. Pabandykim. Nes dabar 2-6,1. Nu tai situacija tokia, kad 7 kilometras, kojytės jau pradėjo drebėti. Tenka stot biškį atgauti jėgas. Kaip tik norėjau tavęs klausti, Arnoldai, kaip tu laikais? Biškį ištirpęs jau. Bet gerai varom, 2-6 vidutinės, viskas tvarkoj. Jo, bandom biškį palaikyti tempą, Viskas tvarkoj. bet jau dega. Kaip sakant, iš pirmo raido ant kikerio nesėdėjus visą žiemą, nieko nepadarysi. Yra kaip yra. Bet nuotaika labai gera. Jo, nėra ką norėti. Ten Hebra susirinko, kas nuo staklių nulipė, kačelinasi, kas vapšė grįžo iš stovyklų, iš pietinių kraštų, pasiruošė pilnai. O kas iš viso su plentiniam padangom, tokius pavyti su savo balionais, biškį reikalų. Opa, kebabas jau rankai. Žodžiu, situacija tokia, kad paskutinius 20 km jau realiai sėdėjau Adui ant rato. Jau nebenorėjau nei šnekėti, nei filmuoti. Buvo sunku. Tiesiog norėjosi jau parminti. O galiausiai iš viso tai pradėjo traukti kojas, kad net įkalnės teko lipti nuo dviračio ir eiti pėstute. To kelias štai tokis. 7-8 kilometras. Žymusis Vilniaus kalnas. Belmontas, ar čia Pučkorių atodanga. Žodžiu, viskas. Kojas nebelaiko. Tiesiog einu. Nebegaliu. Šypsena va tokia. Tai
kaip sezono pradžiai, tai manau, gal truputį per daug apsižiojau. Šikna dega, kojos dega. Skaičiai tokie, kad nuvažiuota 85, 3 valandos 40, vidutinis 23. Tai va. Viskas žiauriai, noriu valgyti kaip šuo. Tai kirtų kebabą, bulvyčių ir sutiksim kitam raidė. Ate.